Didysis pasaulio prekiautojas, 9 ritinėlis. Mano svajonės yra nereikšmingos, mano planai yra dulkės, mano tikslai neįmanomi. Žodžiai yra beverčiai, jeigu jų neseka veiksmas. Aš veiksiu dabar. Niekada nebuvo tokio žemėlapio, kad ir kaip nuodugniai ir tiksliai jis būtų nupieštas, kuris leistų žmogui nors sekundai atsidurti kitoje šalyje. Niekada nebuvo tokio įstatymo ir kaip jis gąsdintų žmonės, kuris užkirstų kelią nors vienam nusikaltimui. Niekada nebuvo tokio rankraščio, netgi ir šių, kurių laikau savo rankose, kuris uždirbtų nors vieną skatiką arba ištartų nors vieną pritarimo žodį. Tik vienas veiksmas paverčia žemėlapį, įstatymą, rankraštį, mano svajones, planus ir tikslus gyva jėga. Veiksmas yra maistas ir gėrimas, maitinantis mano sėkmę. Aš veiksiu dabar. Delsimas, kuris vedė mane atgal, gimė iš baimės, todėl dabar aš žinau slaptą taką vedantį į visų drąsių širdžių gelmes. Dabar žinau, kad norėdamas nugalėti baimę, aš visuomet turiu veikti nedvejodamas ir nerimas išnyks iš mano širdies. Dabar aš žinau, kad veiksmas sumažino siaubo liūtą iki ramybės skruzdėlės. Aš veiksiu dabar. Nuo šiol aš prisiminsiu Jonvabalio pamoką. Jis šviečia tik skrisdamas, tik tada, kai veikia. Aš tapsiu Jonvabaliu ir šviesiu net ir dieną, tegul kiti būna drugeliais, gražinančiais savo sparnus, bet jų gyvybė priklauso nuo gėlės dosnumo. Aš būsiu kaip Jonvabalis ir mano šviesa nušvies pasaulį. Aš veiksiu dabar. Aš nevengiu reikalų šiandien ir neatidėliosiu jų rytojui, nes žinau, kad rytojus niekada neateis. Aš veiksiu dabar, nors mano veiksmai gali ir neatnešti džiaugsmo ar laimės, bet geriau veikti negu voliotis. Tiesą pasakius, laimė galbūt nebus mano veiksmo nuskintas vaisius, tačiau be veiksmo visi vaisiai ant vynmedžio žus. Aš veiksiu dabar, aš veiksiu dabar, aš veiksiu dabar, aš veiksiu dabar. Nuo šiol aš nuolatos kartosiu šiuos žodžius, kas valandą, kas dieną, tol, kol priprasiu prie jų, kaip prie kvėpavimo ir kol mano veiksmas netaps tokie pat instinktyvūs kaip blakstienų mirksėjimas. Šiais žodžiais aš priversiu savo protą priimti bet kokį iššūkį, kurio vengia nevykėlis. Aš veiksiu dabar. Aš kartosiu ir kartosiu ir kartosiu šiuos žodžius, aš juos ištarsiu, kai prabusiu, tada išlipsiu iš lovos ir vėl juos pakartosiu, o tuo tarpu nevykėlis miegos 1 valandą ilgiau už mane. Aš veiksiu dabar, įžengęs į turgaus aikštę, aš iš karto juos ištarsiu ir susitiksiu su savo pirmuoju pirkėju, kol nevykėlis dar tik svarstys, ką jam gali atsakyti. Aš veiksiu dabar, pažvelgęs į uždaras duris, aš juos ištarsiu, aš belsiuosi ir įeisiu, kai tuo metu nevykėlis lauks viduje su baime ir susijaudinimu. Aš veiksiu dabar, kai susidursiu su pagunda, aš juos ištarsiu ir iškart veiksiu, kad pabėgčiau nuo blogio. Aš veiksiu dabar. Kai mane kamuos noras viską mesti ir ilsėtis, iki rytojaus aš juos ištarsiu ir iškart veiksiu, kad dar ką nors parduočiau. Aš veiksiu dabar. Tik tai veiksmas nustato mano vertę turgavietėje, o kad padidinčiau savo vertę, turiu padauginti savo veiksmus. Aš eisiu ten, kur nevykėlis bijo vaikščioti. Aš dirbsiu, kai nevykėlis norės ilsėtis. Aš kalbėsiu, kai nevykėlis tylės. Aš kviesiu 10 tų, kurie nupirks mano prekes, kai tuo metu nevykėlis kurs didžiausius planus, kaip pritraukti vieną. Aš pasakysiu, kad tai jau padaryta anksčiau, negu kad nevykėlis pasakys jau per vėlu. Aš veiksiu dabar, nes dabartis yra viskas, ką aš turiu. Tinginys nori triūsti rytoj, aš nesu tinginys. Piktasis trokšta būti geras rytoj, aš nesu piktas. Silpnas trokšta tapti stiprus rytoj, aš nesu silpnas. Nevykėlis nori patirti sėkmę rytoj, aš nesu nevykėlis. Aš veiksiu dabar. Kai liūtas yra alkanas, jis ėda, kai erelis yra ištroškęs, jis geria.
Jeigu jie neveiks, jie žus. Aš trokštu sėkmės, aš ištroškęs laimės ir proto ramybės. Jeigu aš neveiksiu, nesėkmės, nelaimės ir bemiegės naktys praris mane ir aš dingsiu. Aš vadovausiu ir pats klausysiu įsakymų. Aš veiksiu dabar. Sėkmė nelauks, jeigu aš delsiu. Ji susižieduos su kitu ir paliks mane amžiams. Dabar yra laikas, dabar yra vieta. Ir dėkui, jog skirite laiko savo kompetencijoms. Su jumis buvo Arimas ir iki kitų kartų.